iniciatyvinė grupė siūlo pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio antrą dalį ir siūlote išdėstyti taip, kad nuosavybės teisės ir teisė atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Bet kaip jūs garantuotumėte, kad tie įstatymai užtikrins tą grynųjų cirkuliaciją? Konstitucijoje numatyti saugikliai. Jeigu Seimo priimtas įstatymas ir vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai, yra Konstitucinis teismas. Jeigu mes gerbėm Konstituciją ir jeigu mes norim jos laikytis. Beje, yra ir Konstitucinio teismo išaiškinimai, kad vis tik mūsų teisė, kuri ir tarptautinėmis sutartimis yra ginama, konstitucinė teisė yra aukštesnė už ES. Šiuo atveju valstybė, jeigu mes sakome, kad tai yra demokratinė respublika ir jeigu mes gerbėme valstybė turi ginti ir vieną ir kitą atsiskaitimo būdą, turi ginti pasirinkimą ir turi užtikrinti, kad žmogus galėtų laisvai rinktis ir gyventi taip, kaip jis supranta. Galų gale prisiminkim, referendumas tai buvo visą laiką, kai reikėdavo žmonių sprendimo. Tai visų pirma, 91 metų vasario 9 referendumas dėl nepriklausomos valstybės, aibė kitų referendumų, visur būdavo pasikliaujama žmonėmis. Todėl ir aš kviesčiau žmonės ir pasirašinėti nurodytais rekvizitais. Ir noriu atkreipdėmėsi dar ir kitą aplinkybę. Labai probleminis elektroninis pasirašymas yra, nes aibė yra klaidų, aibė situacijų, dėl kurių neleidžiama prisiminti ir pasirašyti popieriniame lape, nes skirtingai nuo rinkimų, referendumo atveju vienas iš 2 ar 3 parašų to paties žmogaus vis tiek bus įskaitytas.